Sveiki, čia L2 tutorials ir šiandieną parodysiu, kaip padaryti puzlės efektą. Aš naudosiu LeBron James paveiksliuką. Ir ką toliau reikia daryti, tai eiti Fills ir Filter Gallery. Jeigu jūs neturite puzlės paveiksliuko, tiksliau tekstūrės puzlio, tai yra linkas žemiau, ją galite atsisiųsti. Na, kas turi, tai pasirinkime tekstūris ir jeigu čia nebus, spaudžiame šitą, load tekstūrę ir pasirinkime failą. Puzlė. Taip. Čia yra nustatymai, dydis jų. Aš pasirinkau gana didelį ir manau didesnis geriau atrodo. O čia šešėlį, kad būtų išryškinta, bet mano manimu geriau darykit kokių 20, 17 ir spaudžiame OK. Efektas matosi. Na, o dar pagražinti tai galima padaryti taip, prisiartinti ir tiesiog tarkim iškirpti vieną puzlės dalį ir padėti ją kitur. Aš naudosiu lasso tool ir iškirpsiu dalį. Na štai iškirpame, spaudžiame Ctrl+C, pasiėmame trintuką, ištriname šitą dalį, spaudžiame Ctrl+V. O šita dalis iškirpta, tad ją pajudiname šiek tiek į šoną, spaudžiame Ctrl+T, pasukame truputėlį, kad kraštai nebūtų tokie, matosi, kad iškarpyta ar panašiai, pasiėmėme Brawl Tool, stiprumas 100 ir pasiėmus mažą 13 dydžio brush tool einame palei kraštą. Na štai dadėjom, daugkart spaudžiame layer, drop shadow. Man tinka automatiškas, spaudžiame OK. Ir dabar matome, kad ant pačio backgroundo yra iškirpimo žymių, tad prisiartinsiu dar labiau. Taip pat pasiimsiu Brawl Tool ir eisiu palei kraštą. Ir dėkui, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą ir laukit naujų pamokų.